Vyras pagaliau sutiko jam patinkančią merginą. Ir jis savo išsikelia tikslą, kad ji pasirašytų santykiams, o idealiu atveju pati juos pasiūlytų. Va, tai būtų sėkmė. Todėl vyras koncentruojasi tik į vieną užduotį. Kaip man jai patikti? Kaip padaryti įspūdį? Tai vat, čia ir yra didelė klaida. Santykių pradžią galima įsivaizduoti kaip sandorį. Kada jūs paspaudžiat vienas kitam ranką? O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu šiuo momentu pilnai priimi ir palaikai partnerės gyvenimo būdą. Jos aistras, pomėgius. Kodėl santykiuose atsiranda konfliktai? Todėl, kad va šitą sandorį jūs pasirašot, galima sakyti, kad aklai. Pagauti jausmų. O prie ko visą tai priveda rezultate? Va, praeina keli metai ir štai tu matai, kad tavo merginai ateina žinutė, o ten parašyta Antanas darbas. Ir tau natūraliai kyla klausimas, kas čia toks ir kas čia vyksta. O jį tau sako, čia tiesiog mano kolega, mes kartais pabendraujam darbo reikalais. O jeigu tu bandai kažkaip jai tai prikišt, tai tave vienu savo žvilgsniu į kampą pastatys. Mieloji pasakys, o kas čia tokio? O kodėl moteris ir vyras negali tiesiog būti draugais? Jūs supratot principą, ne? Jūs šito klausimo neaptarinėjot. O žinot kodėl? Nes santykių pradžiai jokių Antanų ten nebuvo. Tavęs tai nejaudino. Taip, tu tiesiog apie tai nežinojai. Tu nežinojai, kokios mintis yra jos galvoje. Bet tai jau nesvarbu. Tai jau neturi visiškai jokios reikšmės. Svarbu tai, kad tokia mintis buvo. Moteris savo pozicijos šiuo klausimu greičiausiai net neslėpia. Tu tiesiog jos apie tai nepaklausai. O dabar, bet koks bandymas šitus susitarimus pakeisti, tai konfliktas. Tu įsiremsi į žiaurų pasipriešinimą, nes moteriai atrodys, kad šiuo metu tu kesiniesi jos asmeninės ribas, peržengi jos asmeninę erdvę. Tu sandoryje nurodai, kad tu prieš tokius dalykus. Nenurodai. Tai tada sėdėk ir tylėk. Ir tai liečia absoliučiai bet kurį klausimą. Kada gimdyt, kaip auginti vaiką, karjera, vyrai, maisto gamyba, namų tvarkymas, jos santykių lūkesčiai. Išeina taip, kad jeigu santykių pradžiai jos pasaulio supratimo tu neišsiaiškinai ir raudonų linijų nenubraižiai, tai tu pats pasirašai sandorį, kuriame teisių tu neturi jokių. Tu net sąlygų šito sandorio nežinai. Ką jau ten. Vyrai pasiruošia dėti pastangas, pirk dovanas, taikytis, jaudintis vien tam, kad šitą vergišką sandorį pasirašytų. Vyras šitą dieną priima kaip šventę. Sandra sutiko. O kam Sandra sutiko? Tavęs šitas klausimas visai nejaudino. Tiek to. Kiek vėliau tu pats viską sužinosi. Kada jūs virtuvėje indais griaudėsit. Kodėl šitą sandorį aš pavadinau vergišku? Todėl, kad tu neturi teisės keisti moters realybės įsivaizdavimų ir požiūrių. O tokioj situacijai moters autoritetu gali tapti bet kas kitas. Šiandien psichologas, rytoj draugė, poryt draugės draugas, o naktim kažkoks vlogeris ar tiktokeris. Ir jūs su jie dar ginčysitės, diskutuosit, kas iš jų yra teisus. Įsitikinęs, kad jūs esat pastebėję, jog ta pati moteris su vienu žmogumi gali būti nuolanki, draugiška, viskame jo klausytis, jai viskas patinka, viskas fainai. O su kitu vyru, prie analogiškų reikalavimų iš šios pusės, jis siunčia jį toli toli. Jis sako, tu abuseris, tironas ir bandai mane laikyti narvelyje. Taip išeina, kad mes tik ką suformulavom abuserio reikšmę. Abuseris tai vyras, kuris pretenduoja į valdžią santykiuose, kurios moters nuomonė jis nenusipelnė. Taigi, tai tik sąlygų klausimas. Sąlygų, kurių santykių pradžioje tu nenurodai. Išvada. Arba tu tai padarysi dabar, arba nepadarysi niekada. Nes taisyklės santykiuose plastiškos tik pirmojų periodų, o ateityje jas keisti bus labai sunku. Todėl, jeigu tu pasiduodi įsimylėjimo psichozijai ir neprognozuoji savo santykių į priekį,
Ruoškis, kad ateityje su moterim tu pastoviai badysies, jūs ginčiusitės, aiškinsitės, reguliariai pyksitės ir daug ką tau tiesiog reikės ištverti. Tau reikės įtikinti save tame, kad pyktis yra normalu, kad visi žmonės taip ir gyvena. Ir šiuo klausimu žmonės mėgsta su manim pasiginčiuoti. Man sako, žinai, Agatai, tu meluoji. Santykiuose visada būna konfliktų. Jeigu tu renkiesi moterį kaip infantilas, tai taip, tai tiesa, jų neišvengsi. Bet jeigu tai subrendęs ir protingas priėjimas prie situacijos, tada jokių konfliktų nebus, jiems tiesiog nebus poreikio. Man iš tikrųjų sunku sugalvoti priežastį, dėl kurios aš galėčiau bent kažkaip susipykti su savo moterį. Net jeigu aš dabar nueičiau ir kažkaip ten užvažiuočiau ant jos, ar jie agresyviai man atsakinėti nepradės. Net prie didžiausių mano norų. Man net išprovokuot konflikto nesigaus. Todėl idealiu atveju reikia išgauti maksimalų kiekį informacijos apie partnerį iš anksto. Nuspėt potencialius su pasaulėžiūra susijusius konfliktus ir iš karto juos išspręsti. Tai neturi būti ultimatumas. Veikti reikia švelnios jėgos principų, pavadinkim taip. Pavyzdžiui, tu sakai, tu įdomi ir bendrauti su tavim faina, bet yra tokia detalė, kurios aš priimt niekaip negaliu. Toliau įvardini problemą ir duodi moteriai pasirinkimą. Pradėti santykius, bet ji turi sutikti su tavo sąlygom arba nepradėti jų visai. Aš noriu pabrėžti, tai turi būti jos pasirinkimas. Moteris šitam klausime turi atsakomybę paimti ant savęs. Juk jeigu tu stipriai paspausi ir kalbėsi su ją ultimatumais, tai daužysi kumščių per stalą, galimai jį sutiks, bet po kiek laiko tau primins. Tu mane riboji, aš pavargau taip gyventi. Aš noriu gyventi kitaip. Todėl tai yra principinis momentas, kad tai būtų moters sprendimas. Kad ji galėtų pasakyti, kad taip aš to atsisakau. O tu gali su ją dar ir pasitikslinti. Tikrai? Tu užtikrinta? Gerai. Kažkas dabar manęs užklaus. O kas trukdo moteriai šituos susitarimus kažkada sugriauti? Iš tikrųjų tai niekas. Bet tu išlaikai opciją tai jai prikišt ir tiesiog sumažini riziką. Tokiais atvejais distancijos palaikymas arba ignoravimas veikia labai netgi gerai. O žinot, kas mane stebina kiekvieną dieną? Kai kalbu su žmonėm moterų tema, aš dažnai užklausiu jų vieno paprasto klausimo. Kokie gyvenimiški prioritetai pas jūsų moterį? Ten karjera, savirealizacija, šeima, ar jų visai nėra. Tai daugelis aiškaus atsakymo duoti nesugeba. Apie tai vyras dažnai net nebuvo susimąstęs. Čia tas pats, kas nueiti į stotelę ir įsėsti į pirmą pasitaikiusį autobusą. Arba į tą, kuris geriausiai atrodo. Belieka tik tikėtis, kad jis važiuoja į tą pusę, į kurią tau reikia. Yra, žinoma, ir kita kraštutinybė, kada vyras santykių pradžioje bando priveršti visus varžtus. Žinot, jis moteriai sako, taip nesirenk, taip nesielk, šitą nuotrauką ištrink, o vaikystės draugui nerašyk. Strategija nelabai veikianti. Jeigu atsiranda poreikis visą moterį iš esmės perdaryti, tai iškyla klausimas, o kam tu iš vis ją rinkaisi? Jeigu ji ir darys tai, ko tu jos prašysi, tai tik per tavo nuolatinį spaudimą. O tai reiškia, kad vos tik jausmai praeis, arba bent šiek tiek atslūgs, tai tavo stogai iškart nupūs, o tu patapsi abuseriu. Moteris būtent taip ir pasakys. Man visą tai jau nusibodo. Kodėl tiesioginiai draudimai santykiuose niekada neveikia? Viskas labai paprasta. Tavo moteris nori gauti dopamino. Per kažkokias linksmybės, bendravimus, laisvalaikį, ryškesnę nuotrauką socialiniai medijai. O tu jai sakai, draudžiu. Rezultate, vietoj laimės hormono, vietoj dopamino porcijos, jį gauna streso hormonų dozė. Tai nutinka kartą, 2, 3, 10 kartų ir kiek vėliau, žinoma, jos jausmai pradings. Santykiai su tavim jau neatneša jai norimo džiaugsmo. Jai pradeda atrodyti, kad be tavęs arba su kažkuo kitu jai bus geriau.
Ar yra būdų taisyklingai uždrausti kažką merginai ir tuo pačiu duoti jai dopamino? Taip yra. Apie tai mes dar būtinai pakalbėsim kitose video, bet turėkit omeny, kad santykiai, kuriuose daug ką reikia drausti ir dažnai kelti sąlygas, dažniausiai vis tiek pasibaigia liūdnai. Kokią išvadą galim padaryti? Viskam savas laikas. Yra laikas sėti, yra laikas skinti vaisius. Jeigu santykių pradžiai tu pametęs galvą kaifuoji ir pasirašai su moterim sandorį, kuris net neturi jokios perspektyvos jūsų gerbuviui, tai skinti tiesiog nebus ką. Prieš santykių pradžią visų pirma būtina nepatingėti, pravesti analitinį darbą ir negalima tikėti kiekvienu partnerio žodžiu. Nes žmonės suprognozuoti savo norų sprendimų dažniausiai nemoka. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogaus elgesys ir sprendimai nenuspėjami netgi jam pačiam. Žmonėms būdinga slėpti tiesą apie save. Čia kaip užtušuota mokyklos pažymių knygelė, žinot. Tu atsidarai moters knygelę, o ten visur dešimtukai nupaišyti. O kas ten buvo uždažyta prieš tai baltų markeriu? Niekas nežino. Vienas iš populiariausių pavyzdžių, tu susipažinai su moterim ir ji tau sako: aš kategoriškai nusistačius prieš išdavystės. Ir tokios šlykštynės jos gyvenime niekada nebuvo ir būti negali. Ir iš viso aš nesuprantu, kodėl žmonės taip elgiasi. Bet kai tu bandai delikačiai, palaipsniui aiškintis apie jos praeitus santykius, tai kartais išaiškėja, kad kadaise jis su vaikinu išsiskyrė, o su nauju jau po 2 savaičių susiėjo. Staiga paaiškėja, kad su tuo nauju bičiuku ji ir prieš tai jau buvo pažįstama. Nu bet tai juk neišdavystė. Juk taip žmogus savo aiškina savo galvoje. Ji juk spėjo išsiskirti, tiesa? Nu vat ir viskas. Reiškia viskas gerai. Kad tokį gebėjimą išsiugdyti reikia praeiti atitinkamą praktiką. Tu sužinai moters poziciją vienu ar kitu klausimu, o tada tu gali pažiūrėti jos praeitį ir pabandyti atrasti patvirtinimą jo žodžiams. Po 10, 20, 50 karto tu nustepsi. Tu suprasi, kad didžioji dalis žmonių save vertina neadekvačiai. Žmogus pasakoja ne apie tikrąjį save, o apie išgalvotą personažą, kuriuo jis norėtų būti. Pabandyk atrasti šiuos prieštaravimus ir tai bus pirmas žingsnis link to, kad galėtum prognozuoti žmonės geriau. Jų elgesį ilgose distancijose. Ką pabaigai aš norėčiau pasakyti? Idealus variantas yra išsirinkti moterį, kuriai nieko drausti neprireiks. Toleruotinas variantas tai kada yra kažkokie nelabai reikšmingi niuansai, kuriuos iš karto dar prieš papuolant į santykius reikia išspręsti. Netinkamas ir netgi beprotiškas variantas, aš sakyčiau, kada sueina 2 žmonės ir dar romantinėje pradinėje fazėje, kai jūs iš esmės dar nesat nekaip nei suvaržyti, jūs jau pradedat pyktis. Jeigu pas jūs nėra vaikų, tai tikrų problemų, iššūkių jūs dar nežinot. Viskas, ko jums reikia iš jūsų komunikacijos, tai išsirinkti dieną, kada jūs viens nuo kito galėsit pagaudyti kaifą. Ir viskas. Suplanuot savo laisvalaikį, sugalvot pasimatymą. Viskas. Jeigu tokiose šiltnamio sąlygose jūs sugebat kažkaip susipykti, tai apie kokias perspektyvas mes čia galim išvišnekėti. Tai mažų mažiausiai tiesiog kvaila. O už tavo infantilumą, jeigu tu visgi į tokius santykius pakliūsi, atsakysi ne tu, o tas mažas žmogutis, kuris kažkada gali atsirasti tokiuose ligotose santykiuose. Ir va tu pabandyk ateityje jam paaiškinti. Taip ir sakyk: atleisk sūneliu, tiesiog tėtis stipriai įsimylėjo mergaitę. Ir todėl kiekvieną dieną savo melavo. O jeigu taip jau nutiko, tai užsiimti savigraužą aišku nereikia. Su tuo tu niekam nepadėsi. Dirbk tose sąlygose, į kurias pats save pastatei. O jeigu tu esi per plauką nuo šitos klaidos ir tau labai labai norisi tai padaryti, tai iš pradžių suplok savo, kaip reikiant, per žandus, o tada pagalvok,
Pagalvok ne apie save, o apie tos žmonės, kurie nuo tavęs priklausomi. Apie tos žmonės, kuriuos tavo infantilumas kadaise pražudys ir atneš jiem neatlygintiną žalą.